čia. Va čia. Irgi maža. Atrodytų, kad Jolita pati dar vaikas. Mažutė, smulkutė ir labai trapi. Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio. Šioje jaunoje moteryje slypi tiek jėgos, kad daugeliu iš mūsų tik pavydėti belieka. Ji nesiskundžia likimu, o tvirtina, kad auginti neįgalų vaiką Dievo dovana. Aš nemanau, kad man yra blogai. Tiesiog džiaugiuosi, kad aš turiu save, kad aš galiu pakelti naštą, kad aš turiu vaiką, kurį labai myliu, kuris myli mane. Turiu mamą, irgi man padeda, tiesiog mes visi vienas kitą palaikom, kiek mums tai išeina ir gaunasi. Aš nesakau, kad man yra blogai gyventi. Aš manau, tai yra dovana turėti tokį vaiką. Tiesiog netgi internete skaičiau, yra toks geras straipsnis, ypatinga mama. Ir ten būtent yra parašyta, kaip Dievas skyrė tokį vaiką mamai, sako, bet kokiai tokio vaiko neskirsi. Ne kiekviena, sako, sugebės tokį užauginti. Kiek aš galiu, tiek aš stengiuosi ir manau, man tai pavyksta. Žinoma, būna silpnumo akimirkų, prisipažįsta Jolita, tačiau retai ir niekas jų nemato. Tik dukrelė. Miglutė negali pasakyti, mama, neverk, aš tave myliu, bet prisiglaudžia ir žiūri giedromis akimis. Apsikabini vaiką ir verki. Bet vaikui blogai, kai mama verkia, mama turi šypsotis. Jinai tai supranta ir jinai šypsosi. Kai, jinai, sakyčiau, jaučia, kai yra mamai negerai ir jinai šypsosi tada. Jinai žiūri tokiom gražiom akim ir prisiglaudžia. Taip, ne tai, kad jinai nemoka apsikabinti, bet taip, tiesiog visa priglunda ir sėdi savo nejudėdama. Miglutės tėtis to, kad dukrelė jaučia, kai tau blogai ir iš visų jėgų stengiasi padėti, niekada nepatyrė. Kai mergytei nebuvo dar ne 1, jis nusprendė, kad tai savo keliu, be dukters ir jos motinos. Praktiškai nieko jisai nepadėjo, jisai pavargęs, jam reikia pailsėti, jam reikia laisvalaikį praleisti, jam pažvejoti ir dar viską. O jūs nebūdavot pavargus? Ne, tai aišku, kad būna ir pavargus, bet tai yra vaikas ir reikia prižiūrėti. Tiesiog, manau, tai mano pareiga yra kaip mamos. Aš manau, kad ir tėčio pareiga yra lygiai tokia. Taip, bet jisai to nesuprato. O finansinę paramą kažkokią teikia? Kol jisai dirbo po skyrybų, tai jam atskaičiuodavo antstoliai, bet dabar jisai nebedirba ir jau virš metų, kaip jisai nieko nemoka. Šioje vietoje belieka tik atsidūsti ir prisiminti, kiek bėdų turguje mes filmavome vienišų neįgalius vaikus auginančių mamų. 10, gal ne 100. Jos niekada nepavargsta, jos nenori miego. Tiesiog jos gyvena vaiko ritmu, o dažnam vyrui tai per sunku. Labai jinai verkia. Labai verkia. Atsimenu, pirmas dienas netgi maudžiau, net iki pamėlynavimo verkdavo, kvėpavimas netgi buvo sustojęs nuo verkimo. Visą laiką ant rankų, migdai ant rankų, miegi su ją ant rankų. Va toks ir buvo jos visas tas augimas, viskas ant rankų. Po kiek laiko Jolitai atrodė, kad surado kitą atramą. Petį, prie kurio galėtų prisiglausti, o kai labai liūdna ir paverkti. Deja, labai greitai paaiškėjo, kad svajonės vėl buvo visai kitokios nei realybė. Jisai tiesiog taip sako, jam reikia priprasti prie vaiko. Bet tai metai praėjo ir man taip labai keista, kaip žmogus gali per metus laiko nepriprasti prie vaiko. Dėl to ir pykdavomės labai, aš jo prašydavau ir aiškindavau, kaip turėtų būti, kad turi padėti, bet ar jis nenorėjo, ar jis nemokėjo, nežinau. Bet irgi jam taip pat sunku buvo, jisai nori ir išsimiegoti, ir pailsėti, o vaikas naktim būna ir nemiega, ir visko būna. Ar dažnai naktį prabunda dabar? Miglė? Dažnai. Kiek tas dažnai? Jinai ne tai, kad prabunda, bet jinai pasikelia ir nemiega naktį. Būna pusę nakties nemiega.
Ir ką tada veikėt judvi? Jungiam televizorių, žiūrim multikus. Arba tiesiog paguldai ant šono, eik miegoti, guliu ir klausau. Arba jinai nueina miegoti, arba jinai toliau išdykauja pasikėlus. Anksčiau būdavo jinai verkdavo. Tai būdavo taip va supi vaiką ir miegi sūdavo. Dabar tiesiog nupirkau į lovą, va savo lovai miega, savo kambarį turi ir jinai jau ten šeimininkauja vaikas. Sveikų vaikų mamoms turbūt net sunku suprasti, kad kasdien mes pasiekėme vis naujų pergalių, sako Jolita. Jų vaikas atbėgo, pasakė, kad išalko ir valgo. O mums su Miglute kiekvieną milimetrą toliau ištiesta rankytė jau pergalė. Dėl jų iš šalies žiūrint tokių mažų, bet mums tiesiog milžiniškų pasiekimų padeda kovoti daugybė žmonių. Medikai, kineziterapeutai, masažuotojai, neįgaliųjų vaikų ugdymo centro Viltis personalas. Tos grupės visus vaikus, sako, angeliukai mūsų, nes tie yra mūsų mažiausi, tame tarpe ir Miglutė, mažas vabaliukas, angeliukas, iš tikrųjų, kuriai reikia visokiojopos pagalbos ir ranką prilaikyti, ir padėti pavalgyti, ir padėti viskas lyg tai 4 rankom, visas gyvenimas turi būti 4 rankom. Šalia turi būti dar 2 rankos, ar tai bus mamos, ar tai bus auklėtojos, ar padėjos, ar mokytojos, bet jos turi būti 4 miglės rankos ir kito žmogaus. Va tada aš įsivaizduoju, kad galima pasiekti mažą rezultatą ir jį dedant vieną prie kito, tą aguonos grūdelį, kažkokį mažą įgūdį galima išmokinti miglę. Bet rankos turi būti 4 miglės ir suaugusio. Visada, kas minutę, kas sekundę. Direktorė apgailestauja, kad Jolitai su Miglute įsikraušius gyventi į Maišiagalą, kur buto nuoma pigesnė. Joms dažnai pritrūksta pinigų kelionė į Vilnių. Tad šiemet ugdymo centre mergaitė reta viešnia. Tikiu, kad galėtume daugiau padėti, sako neįgaliųjų vaikų ugdymo centro vadovė. Be to ir mamai reikia poilsio. Jos su dukrele tarsi suaugusios, visą laiką drauge. Sunku. O kasgi sako, kad lengva auginti tokį vaiką? Direktorė antrina ir Jolitos mama. Bet tai juk visų tėvų pareiga, kietai nukerta moteris. Aš visada sakiau, kad vaiką turi pati mama auginti. Nesvarbu, vaikas nekaltas, sakau, čia tėvai tokį, jūs tokį jį padarėte ir turi tėvai auginti tokį vaiką. Nesvarbu, koks jisai yra, bet jisai yra vaikas ir jį turėjo žiūrėti ir auginti. Va, taip. Aš buvau tokios nuomonės ir aš visada būsiu. Aš ir sakiau, jeigu ir nenorėtų, tai aš pati, pavyzdžiui, imčiau ir auginčiau, niekada netiduočiau. O pasiūlymų buvo, žinau, atiduoti. Nu taip, tai tėvas norėjo ten ir šiaip daug ten siūlo, kad kodėl tu neatiduoti. Aš niekada už atidavimą, niekada. Aš savo žiūrėjau pati, naktimis dirbau ir išlaikiau, niekur neatidaviau, tai vaikai čia yra, jau nežinau. Toks dalykas, va taip. Mano gyvenime irgi buvo daug skausmo, sako moteris. Tėvas mirė anksti. Mama sudegė draugė su sesers dukrele. Vyras gėrė ir mušė. Dabar ir darbo netekau. Pati užauginau 3 vaikus. Jeigu reikėtų, užauginčiau ir anūkėlę. Gaila, kad anksčiau nesupratau, jog gyvenimas yra gražus. Žinote, jeigu mes būtumėm nuo pat pradžių, kaip ištekam tokios optimistės, toks mūsų gyvenimas nebūtų. Bet mes, iš pradžių reikia tokiam būti, bet protingas pasidarai labai jau vėlai, kai jau čia.